kaip fainai gėlės, viskas. Čia mamos dienos proga, ar čia? Čia mano gimtadienio. A, rimtai? Kada gimtadienis? Gegužės 1. Su gimtadieniu. Ačiū. Tai let's go. Šiandien kviečiame jūs į diskusiją tema žaismingumas ir jo svarba iki mokyklinėme amžiuje. Taigi, padiskutuokime apie žaidimo esmę ir reikšmę vaikui. Ar vaiko žaidimas atspindi jo kasdieninius išgyvenimus ir patirtį? Nu, tai čia aišku tas yra klausimas, ar vaikas tik tais imituoja ir žaidžia tik tais tą, ką yra patyręs, ar ne, ir iš viso, pavyzdžiui, čia toks ir kyla ir žaidimo kūrybiškumo klausimas, pavyzdžiui, ar mes galime sukurti tik tais tai, ką esame patyrę ir viskas. Nu, žodžiu, aš tą, ką patyriau, tą žaidžiu ir iš esmės kartoju. Bet žaidimas ir yra tas dalykas, kad tu sujungi skirtingas patirtis, jeigu žaidži su keliais žmonėmis, bet taip pat savo tą patirtį žaidimas tau leidžia išsibandyti truputėlį plačiau ir tu pradedi, pavyzdžiui, nuo kažkokio, nežinau, buvai pas dantistą, pavyzdžiui, vaikas buvo pas dantistą, turėjo patirtį kažkokią, gal ten buvo baisu, dar kažką, jisai grįžęs tikriausiai žais tą dantistą ir ten, žodžiu, ar su broliais, ar ten grupėje darželio, bet tas žaidimas kažkokiu metu gali išaugti ir jisai gali, pavyzdžiui, susikurti kažkokį tą dantistą, kuris ten, pavyzdžiui, galų gale skrenda gal į kosmosą ar dar kažkur tai ir prasitęsti. Ir iš to gaunasi, pavyzdžiui, kas labai dar svarbu yra, tas žaidimo aspektas, tas kūrybiškumas. Tu pradedi jungti kažkokius dalykus ir randasi 1+1 gaunasi kartais netgi 3, žodžiu, ir visokių naujų dalykų. Tai va. Ką vaiko žaidimas gali atskleisti apie jo poreikius, jausmus ar raidos ypatumus? Tai aišku, kad mes galime pastebėti, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, vaikas renkasi kažkokius tai liūdnus, tokius naratyvus, pavyzdžiui, kaip ten nežinau, kažkokios ten laidotuvės ar dar kažką, arba, pavyzdžiui, ima kažkokias tai lėlytes ir jas muša ten ir taip toliau, nes žaidimas taip pat visą laiką turi ir terapinį tokį momentą ir mes galime pastebėti, pavyzdžiui, kuo tas vaikas iš esmės nugyvena, bet, pavyzdžiui, jisai, ten kažkokią lėlytę, jisai ten labai skriaudžia, ar ne, ar ten dar kažką, arba, pavyzdžiui, labai, ją apkabina ir globoja, mes matome ir jo kažkokius tai poreikius, gal, nes jisai proteguoja, natūraliai į tą lėlytę ir, pavyzdžiui, kartais jisai gali taip tapatintis, pavyzdžiui, su kažkokiu tai, nežinau, ten pliušiniu kačiuku, kad tu gali, pavyzdžiui, ten jį padėti aukštai tą kačiuką, ir tarsi jisai neduoti jo ir tarsi jisai bus irgi kažkaip, ar ne, paveiktas bus kaip bausmė jam, iš esmės, kad jisai negali to gauti, to žaisliuko. Tai taip, tai aišku, tuos mes galime pamatyti, jeigu, pavyzdžiui, žaidimai yra kažkokie, kur dalinasi, ten visi kažkaip kartu, ten žaidžia, ten, nežinau, ten 5, ten kačiukai, 2 paukščiukai, ten kažkas ir mes galime pamatyti, kad jau tikriausiai ir jo tas gyvenimas yra panašiai, kažkaip tai, kur žmonės kažkaip gal dalinasi ir taip toliau. Taip. Ir sakykit, kokias vaiko asmenybės savybės ugdo žaidimas? Tai aišku, tai žaidimas ugdo pirmiausia socialinius įgūdžius. Tai čia yra, žodžiu, pirmas dalykas, kaip tiesiog, iš viso, pavyzdžiui, tu žaidi kartu su kitais vaikais ir tu, pavyzdžiui, pastebi, kad tu visą laiką laimi. Tarkim, esi, pavyzdžiui, didesnis, žaidžiate kažkokį grumtynių žaidimą, bėgimo, nežinau, kas ten, gaudynės kokias, kas greičiau ir tu, pavyzdžiui, visą laiką laimi. Ką darys grupė, ir čia yra moksliškai irgi tas įrodyta, ką darys grupė, jie pradės sakyti, nebeįdomu su savim žaisti. Tu visą laiką laimi. Pavyzdžiui, gal vaikas yra ten fiziškai ten stipresnis, greitesnis ir jisai dažnai laimi. Jisai, kadangi mes esame socialios būtybės, jisai bus tokioje, reiškia, kančioj, kad jisai bus nepriimtas žaisti, kad jisai bus linkęs specialiai pasiduoti, reiškia būti nuolankesnis truputėlį ir leisti bent jau 30% kartų, taip pat sako mokslininkai, leisti kitiem laimėti, kad jie sakytų, fainai, žinai, Dariau, su tavim žaisti, arba fainai, Tenona, ateik pas mus žaisti. Tai jisai, reiškia, ugdo tokį gebėjimą kartais ir pralaimėti, tam, kad iš tikrųjų ilgam etape tu laimėtum. Dar labai svarbus momentas, ką ugdo
žaidimas yra tokia, kova tarp struktūros ir laisvės. Žodžiu, tu turi tam tikrą struktūrą, kurioje turi būtinai taip žaisti ir tam tikrą laisvę. Ir mūsų gyvenimai yra labai panašiai. Mes turime tam tikrą struktūrą ir kiek mes galime toje struktūroje būti laisvi. Ir visą laiką bandome tas ribas. Nes jeigu būsime per laisvi, grius struktūra ir tu, kaip sakant, nebebus aišku kas. Tai mokosi vaikai taip pat balanso tarp struktūros ir to, reiškia, to laisvumo, kiek jie gali individualiai kažką daryti, kiek gali nepaklusti kažkokiam normom žaidimo, kiek jie gali save išreikšti, taip, kad nesugriautų struktūros. Tai va. Ir kiek jie prisileidžia tą struktūrą, kad jau žiūri, palauk, jau aš iš viso nebejaučiu savęs, tiesiog darau struktūrą savo gyvenime. Ir tai va, to balanso tas suvokimas yra be galo svarbus, paskui žmogui jau vėliau gyvenime. Ačiū. Ir tuomet pakalbėkime apie žaidimo aplinką ir suaugusio vaidmenį jame. Ar verta žaisti su vaikais namuose? Taip, tai aišku, kad vakar irgi mes prieš miegą, žodžiu, pasiėmėm kortas, žodžiu, ir su visa šeima prie stalo ten, žodžiu, žaidėm ir labai gaila, kad paskutinį aš pralaimėjau, žodžiu, tai labai susinervojau ir nuėjau nervuotas miegoti, žodžiu, bet šiandien lauksiu, kad nugalėsiu aš tos mažus vaikus. Tai ir aišku, tai verta žaisti, per tą žaidimą, aišku, geriausia, pavyzdžiui, kartais aš ar nesu, ir taip pat ir teatro žmogus ir kartais, pavyzdžiui, prieina žmonės man sako, kaip vaiko ten ugdyti, pavyzdžiui, teatrališkumą, kūrybiškumą, kur man vesti reikėtų tą vaiką, į kokius man ten būrelius reikėtų. O aš sakau, o jūs tiesiog, sakau, su juo žaiskit. Žaiskit paprastus kažkokius, kad ir kažkokias tai slėpynės, kad ir kažkokiam kortom, kad ir ten, nežinau, kažkokias ten grumtynės, kažkokius ten taškymus, nesvarbu, tiesiog žaiskit žaidimus, vardų žaidimus, kokius nors ten, myslės. Ir sakau, taip ugdysis geras, tas teatralas, geras, kūrybiškas, jeigu jūs norite tą. Tiesiog, tai tikrai, verta, nes jeigu vaikas nemato aplinkoj žaismingų, žaidžiančių tėvų, žaidžiančių, suaugusių, tai jam atrodo, kad tas pasaulis tikriausiai yra labai rimtas. Grįžkim prie atsakymo pradžios. Ten minėjot, kad paskutinį kartą jūs pralaimėjot, ar nebuvo čia 30% pasidavimo, kai visada laimėt ir čia jau reikia, kad mane priimtų tie vaikai. Šitame aš norėjau laimėti tiesiog. Man svarbu buvo nugalėti juos, nes kortos yra tas, kas jau labai rimta man, žodžiu, aišku, čia juokauju, bet pavyzdžiui, tarkim, aš pats turiu 4 berniukus, tai mes žaidžiame grumtynių žaidimą. Ir čia yra labai tipiškas žaidimas, ypač su tėčiais, tas visas grumtynių ir, pavyzdžiui, aš galėčiau juos laisvai šiaip nugalėti, tikrai galėčiau nugalėti, pavyzdžiui, mes pasidarom kokį nors čiužinį ir turim išstumti viens kitą. Tiesiog noriu, kad nebijotumėt, kad aš tikrai galiu juos nugalėti, dar kartą pasikartosiu, bet kartais aš pralaimiu, žodžiu. Kartais aš pralaimiu ir jie ten, žodžiu, išstumia ir jie tada, aišku, laukia žymiai daugiau, kad galėtų tada, kad yra šansas iš viso, kad yra motyvuoti tada. Taip, gauna motyvacijos, kad ir jie kažkada, žodžiu, galės tą padaryti. Išstumti tėtį jo iš to grumtynių kažkokio tai kvadrato. Tai va. Kokias sąlygas turėtume sudaryti, kad vaikai jaustųsi laisvi žaisdami ir tyrinėdami aplinką? Taip, tai čia tikrai yra svarbus klausimas ir, žinote, kartais yra tam tikras skurdumas, tam tikras paprastumas kelias į kūrybą. Nebūtinai mums, pavyzdžiui, kas daugiau kūrybiškumo ugdo, ar, pavyzdžiui, kažkoks tai labai nupieštas, kompiuteriais padarytas, kažkoks tai filmas, ten, kur jau ten visos detalės, viskas. Arba, pavyzdžiui, kažkokia tai knyga. Ar, pavyzdžiui, lėlė, kur paspaudė ir ten viskas ten skamba ir ten kalba ir ten
nežinau, daro intonacijas, keičia veidelį, roboto ten kažkokios akys, žodžiu, viskas tau daro. Ar pavyzdžiui kažkokia tai, lėlytė ten ar ne, kuri ten gal yra labai paprasta, tokia gal netgi abstrakti, kur vaikas gali iš tikrųjų įdėti tam tikrą netgi emociją. Pavyzdžiui, jeigu lėlytė yra, pavyzdžiui, visą laiką va tokia, ir jinai visą laiką, o vaikas, pavyzdžiui, dabar liūdnas yra, ir pasiima lėlytę, kuri visą laiką niekada neparodo kitos emocijos, jisai truputėlį ar ne jam gaunasi tokia, netikrovės tokia atmosfera, bet, pavyzdžiui, jeigu lėlytė yra tokia, paprastesnė, kur tu gali įdėti savo jausmą, pavyzdžiui, kad dabar mes kartu su ta lėlytė liūdime arba kažkaip džiaugiamės. Tai kartais ar ne, tėvai tikrai yra pastebėję, kad, pavyzdžiui, nežinau, ten seneliai atveža kokią nors ten dovaną, seneliai daug atveža visokių ar ne ten dovanų ir, žodžiu, kiekvienas įkai atvažiuoja, tai tu ten krauni, žodžiu, tas ar ne, žodžiu, viską. Bet vaikas kartais pažaidžia su tuo labai kažkokiu super duper išmanių kažkokiu dalykėliu ir nueina žaisti su dėžėm, kurios yra tas daiktas, į kurias buvo įdėtas. Ir jisai iš tų dėžių pradeda konstruoti ir dar įdomiau. Ir aš nekartą esu girdėjęs, kur ten tiesiog sako, jam netgi įdomiau tos dėžės ten, žinai, gal. Bet tai čia labai gerai. Tai labai gerai, čia yra labai gerai. Ir tai, tą ir noriu pasakyti, kad ta aplinka, mums nereikia turėti tokio, kad viskas, žodžiu, čia suruošta ir vaikui ten super paduota, ten, žodžiu, sukramtyta. Jisai turi, atrasti ir pats ir prisigalvoja tų žaidimų iš paprastų dalykų. Išeikite su vaiku į mišką ir jisai ten pilną pagalių parsitemps. Tiesiog. Ir jau bus, ir nepaleis to pagalio. Sakys, jau mes metam daug. Jisai, ne. Gi turi naujausią ten kažkokį ten Grand Band Turbo, pagalį. Tai va. Ir sakykit, kaip mes, suaugusieji, galime būti žaismingi ir tapti aktyviais vaikų žaidimų partneriais? Taip, tai mums labai svarbu žaisti taip, kad, neaiškinant. Tai ten, žodžiu, labai norisi, pavyzdžiui, kažkokią tai padaryti kartais suaugusiam moralą, pavyzdžiui, dabar ten žaidžiam ir moralas, kad iš tikrųjų tai nereikėtų vogti vaikai. Atsiminkit. O jie tiesiog žaidžia. Ir jie patiria. Ir žaidimas yra tokia saugi aplinka, kur tu gali patirti, gali pabandyti ir ten kažką gal ir pavogti ir pažiūrėti, kaip ten jausis. Nes jeigu ten visą laiką suaugusis tai taisys, iš karto duos tas išvadas, tai tada bus labai sudėtinga. Tai suaugusiam tiesiog ar ne, truputėlį reikia įeiti tą čia dabartiškumo momentą, tiesiog čia ir dabar, kaip reaguojasi su vaiku, leisti, kaip sakau, ir jam laimėti, ir žaisti, ir geriausias dalykas yra žaidžiant tiesiog karts nuo karto paklausti. Klausti dalykus. Neduoti išvadas, bet klausti. Pavyzdžiui, o kaip tu galvoji, pavyzdžiui, ten mums pavyktų, arba kaip tu galvoji, o kaip ten jaučiasi dabar ten tie, o kaip tu ten, ir tiek. Tai žodžiu, čia būtų toks, ir pavyzdžiui, kai darau ir spektaklius kažkokius, tai teatro, tai stengiamės kiek įmanoma mažiau daryti kažkokių tai sukramtytų išvadų. Tiesiog žiūrim, tas veikėjas, taip pasijautė, kai taip buvo. Tas veikėjas taip buvo. Ir paskui, irgi ten turim tokią, reiškia, kad aptarimą, pavyzdžiui, o kaip ten, pavyzdžiui, galvojate, jautėsi, o kaip ten buvo ir taip toliau, ir tada būna tokie autentiškesni ir atsakymai, ir įsitraukimai. Ačiū. Ir sakykit, kaip žaismingumas vaikams padeda įveikti patiriamus sunkumus ar baimės? Tai čia tas terapinis, reiškia, momentas, kur kalbėjau pačioj pradžioje, kad jau, reiškia, kai vaikai, gali išžaisti tuos sunkiausius dalykus, pakelti ir kalbėti apie sunkius dalykus, taip, ar ne, žaismingai ir tarsi juos patiriant, bet su tam tikra tokia viltimi. Tai vaikai tikrai, turi tą žaidimas turi terapinį vaikams tą momentą ir jie ten tikrai tiesiog to irgi
stengtis nesukramtyti suaugusiems, kad, pavyzdžiui, ten nežinau, ar buvo, pavyzdžiui, senelio ar močiutės laidotuvėse, dar kažkur, tai nu, dabar nebandyti nupudruoti, pavyzdžiui, kartais, nu, tarkim, sako, užmygo senelis. Neužmygo. Bet, nu, tarsi sako, užmygo, žinok, čia, kad tik tas vaikas nepatirtų tam tikros tikrovės. Jisai patiria tą tikrovę, pasaulis yra toks. Ir jisai, būtent tuo žaismingumu, tuo žaidimu, jisai sugebės tą tikrovę, jeigu tu jam, kaip sakant, nedrausi, nesukramtysi, jisai kažkokiu tai būdu garantuotai įžais. Jisai apkalbės kažkokiais kitais būdais, kartais palaidos kokį, nežinau, ten vabalą, žodžiu, dar kažką tai. Ir turės visą tą procesą ir tą gedėjimo procesą. Tai mums taip pat tą reikia irgi prisiminti kartais suaugusiem ir tos dalykus kažkaip tai tiesiog išbūti iš... Tai žodžiu, tavam reikėtų nebijoti, kad vaikas, jeigu, pavyzdžiui, koks nors žiauresnis žaidimas, kad jisai tiesiog nestabdyti, o jisai turėtų žaisti, čia yra terapija. Taip, pavyzdžiui, dabar padariau spektaklį apie baimės. Ir mes ten labai daug, žodžiu, įvairiai gąsdinam, žodžiu, ten vaikus, ten ateina toks velnias, žodžiu, jisai ten taip toliau. Ir atrodo, kad, dabar kaip tos tokios žiaurios vadinamos pasakos, kaip jos dabar čia, kaip negražu ten, pavyzdžiui, kokia Eglė Žalčių karalienė, pavyzdžiui, ar ne, nežinau, ten skaičiuojama 1000 metų šitam mitui, 1000 metų, čia yra mūsų pati, sakykime, lietuvybės esmė. Bet pasaka tokia, nėra, kad ten, žodžiu, linksmai visi savo gyveno ir alų midų gėrė, ten, nežinau, tikrai tai. Ir šitos, patirtis tikrai vaikui padeda priimti visą tą tikrovę. Ir, kaip sakiau, kad jinai yra parodoma, kad jinai vis dėlto, nėra ta tikrovė tokia žiauri, bet mes ją priimam. Ir priimam viltingai, nes kur ta viltis yra, kad mes galime apie tai kalbėti, kad mes galime iš viso apie tai būti, kad mes galime dalintis tom istorijom. Svarbu vaikui žaidime, kaip sakau, nepasilikti vienam, bet tos žiaurios kažkokios ar situacijos, ar dar kažkokie tokie žaidimai, kurie atrodo, kad liktai nefaini, nepozityvus, jie yra labai reikalingi visai raidai vaiko. Ačiū, manau, labai buvo naudinga išgirsti šitą mintį. Ir sakykit, kodėl mokymasis per žaidimą yra svarbus? Tai apskritai, viena iš tų pagrindinių tų teorijų, kad žaidimas yra viena tokių vyraujančių, kad per žaidimą vaikas ir mokosi, kad pats žaidimas yra mokymasis, tam tikras socialinių įgūdžių, tam tikrų kažkokių savęs pažinimo momentų, tam tikrų hierarchijų supratimų, pavyzdžiui, kas ten dabar, pavyzdžiui, nežinau, pacientas, kas daktaras, ir tam tikros, kas mokytoja, o kas dabar ten mokinys, o kas mama, o kas ten, žodžiu, vaikas. Tai lygiai tas pats, bet reikia dar pridėti tą, kad žaidimas vis dėlto taip pat susijęs yra su tam tikrų malonumu, su tam tikrų džiaugsmu, smagu. Žodžiu, yra žaisti, nes tai nekelia tiek streso, kai tu priimi, kad tai yra žaidimas, kaip tas vadinamas tikrasis gyvenimas. Jau kad, pavyzdžiui, galite pastebėti, pavyzdžiui, kai, tarkim, nežinau, koks muzikos, pavyzdžiui, mokytojas ar mokytoja dirba su vaiku, jie, pavyzdžiui, daro, žaidžia, dainuoja, vaikai atsipalaidavę, dainuoja labai fainiai ir tada sako pasirodymas. Dabar tikrovė bus, vaikai. Pasirodymas yra ta tikrovė. Ir vaikas tada jau turi išeiti į tą sceną, atsistoti ir jau yra ta tikrovė ir žiūrėk jam, žodžiu, jau ten stresiukas visai kitas kyla. Ne tik vaikui, bet ir tai pačiai mokytojai. Ir reiškia kažkokia ta riba, reiškia kažkokioje tai vietoje liktai, dingsta, kad tu galvo, mes ten iki tol žaidėme, o čia dabar yra kažkokia tai tikrovė. Aš, aišku, noriu pasakyti, kad šiaip gyvenimas irgi, šitas interviu yra tam tikras žaidimas, kur mes sugalvojam ir žaidžiam. Pasigalvojam interviu ir dabar, čia, žinot, ir susigalvojam ir žaidžiam tokį, tą žaidimą. Tai tas žaidimas niekur, nesibaigia iš tikrųjų, niekur jisai, pats gyvenimas yra tokia tikrovė, tik mes tą pamirštame ir sakome, dabar jau čia yra tikra.
Bet kadangi tas žaidimas yra susijęs su malonumu, tai žinoma, kad informacija vaikas, žmogus, pavyzdžiui, aš dirbu ten su studentais, ten ar ten su vaikais ir daug dirbęs raudonose nosise. Vaikas tiesiog, kai yra atsipalaidavęs, kai yra tam tikram malonume, kai yra tam tikram džiaugsme, lengviau priima informaciją, labai paprastai. Jeigu tu ten sakysi, jūs turit, nes bus ten pasirodymas, nes ateis ten tėveliai žiūrėti, nes ten šakės. Pavyzdžiui, ten yra tokių pedagogikų, kur, pavyzdžiui, aš irgi taikydavau tokį momentą, pavyzdžiui, dirbdamas su mažais vaikais, teatro pasirodymus darydamas. Mes, pavyzdžiui, žaidžiame, pačioj pradžioje vis dar žaidžiame, renkasi žmonės, o mes žaidžiame žaidimą ir aš įtraukiu dar tėvus į žaidimą ir jie tokie ateina, tie tėvai, irgi čia reikia žaisti. Ir kažkokiu metu tėvai taip atsisėda, vaikai ten, žodžiu, tada vieni ir tada atsisuka ir yra tarsi, mes ką tik visi žaidėm, žodžiu, visi buvom tam dalykai, dabar į juos, sakykime, kameros, dabar va čia į mus. Ir toks vaikas net, kaip sakant, net tokio net nepajunta, kad va čia dabar, žodžiu, yra stop, dabar jau nebe žaidimas, dabar čia. Ir tarsi ugdosi, kad, viskas va taip gali būti natūraliai eiti. O dar, jeigu, pavyzdžiui, papildomas toks klausimas būtų, kadangi mes siekiam ugdymo tęstinumo ir namuose, tai galbūt jūs iš tokių praktinių pratimukų, kaip tėvai einant namo su vaikais galėtų, pavyzdžiui, mokytis ten ar geometrinių figūrų, ar spalvų, ar dar kažko, nes mums kartais ir tėvam atrodo, kad jeigu tu nepasodini vaiko šalia ir neskai, o dabar, Petriuk, mes mokysimės, tai kad aš esu bloga mama, tarkim. Tai galbūt iš tos tėvam irgi tokį pratimuką. Taip, pavyzdžiui, tarkim, tokie dėmesingumo, pavyzdžiui, žaidimai, ką ir jūs pasakėte, tai tarkim, pavyzdžiui, aš vaikus kartais ar ne pasiimu iš darželio ir mes darom tokį, kas daugiau pamatys, pavyzdžiui, ten trikampių. Ten, pavyzdžiui, iki mašinos. Ten irgi, verta pasakyti tokį dalykėlį, kad pasiėmus vaiką iš darželio, tokį duosiu patarimą, geriausia nestatyti mašinos prie pat darželio. Kodėl? Nes tu atvažiuoji iš darbo su vienu vaidmeniu, ten, sakykime, dabar aš čia sėdžiu kaip vicemerės patarėjas. Atvažiuoji su to patarėjo tokiu vaidmeniu. Žodžiu, atvažiuoja patarėjas. Ir kartais gali būti, kad patarėjas eina pasiimti savo vaiką. Ir vaikas sutinka patarėją, žodžiu, o ne tėtį. Tai pasistačius mašiną toliau, pavyzdžiui, ten, tarkim, kokius 500 metrų ar kažkas tokio, tu ėjimas, tam tikra fizinė tokia maža veikla, tu palieki, žodžiu, tą truputėlį ir ateini, nes mums vis dėlto perėti tarp tų visų žaidimų reikia laiko. Tai tu palieki ir ateini jau kaip tėtis. Tada vaikas vis dar, tikrai vaikai namie ir vaikai darželyje, tai kartais gali būti du skirtingi vaikai. Čia irgi reikia tą suvokti ir kartais gali pasakyti, kad šakės ten, mano ten vaikas ten atrodo namie vienas ar ne, ir tai yra normalu. Jisai atlieka irgi tam tikrą, žodžiu, vaidmenį. Žodžiu, žmogelis irgi savo dirba ten darbelį, būti tam sociume ten ir taip toliau. Ir per tą, jeigu tu iškart pasiimsi vaiką, tu matysi, kad jisai bus nekalbus, jisai neįeis, žodžiu, su tavim, tiesiog nesusitiko patarėjas ir dar vaikas, kuris atlieka iš darželį tą. Tai geriau pasiėmus kartu eiti. Ėjimas kartu yra susivienodinamas ritmo, nes kartais suaugusio tas ritmas būna, visi reikalėliai. Tu pradedi eiti vienu metu ir tada jau gali būti netgi prasidėti, pavyzdžiui, mini kažkokie ten žaidimai. Pavyzdžiui, tada sakau, kiek kas pamatys ten kažkokių ten trikampių, kas ten, nežinau, kiek pamatys daugiau raudonos spalvos. Kur raudona? Čia raudona, pavyzdžiui, ten. Kažkoks tai ten sušokinėjimas. Kiek mes pamatysime kvadratų ten, pavyzdžiui, ten ar ten taip toliau. Tai, kas yra tas kvadratas? Čia kvadratas, ne kvadratas. Ten, žodžiu, pavyzdžiui, buvome prieš keletą dienų, tuo atostogų truputėlį laiku prie jūros, ėjome, ten specialiai nuvažiavau, Palangoje ten, žodžiu, gyvena tėvai, bet nuvažiavom į Šventąją, nes Šventojoje yra labai daug akmenukų ant jūros kranto. Ir žinau, kad
vis man būdavo taip, kad eini ir kai yra akmenukų, visai tu žiūri ten, žodžiu. Ir aš sakau, kas mamai ras daugiau širdelių, žodžiu. Ir tada jau, kaip sakant, tokį, ir aš aišku žaidžiu, kas mes, mama aišku, mūsų ten laiminga, žodžiu, visą ten tikrai renka tas širdelės. Ir žodžiu, ir aš, irgi tokį inicijavęs tą žaidimą, ieškau, visi ieško ir kas ten jau, žodžiu, ir vienas atneša ten trikampis, ne, čia trikampis, čia žinai, ne čia, bet yra biškelį ten, ir taip toliau. Tai vat tų tokių pažinimų, labai jie gali apjungti visą šeimą. Ten, nežinau, pavyzdžiui, jeigu ten laukiat pietų, pavyzdžiui, mes žaidžiame tokį žaidimėlį, ten, su rankom reikia iš eilės ten daužyti, pavyzdžiui, jūsų ranką įdėkite va čia. Aha, kitą ranką štai čia. Ir, pavyzdžiui, jau mes ten, tarkim, turim, pavyzdžiui, jūs turite trenkti šitą, aš paskui šitą, trankšt. Ir tada, pavyzdžiui, tai norėtų ir kas suklysta, kartais jau nebesupranti, kaip mano ranka. Žodžiu, daug tokių įvairių žaidimėlių. Galima, tada įgaunasi tam tikras ritmas, nes jeigu nelaiku, tai muzikinį tu ritmą jau laviniesi natūraliai. Tai ir aišku, tėvai gali žinoti, kokia tema yra darželyje, pavyzdžiui, ir apie tai. Taip. Tai čia truputėlis kūrybiškumo, bet sakau, svarbu yra įeiti į tą būklę, į tą tėčio būklę, nes kartais tėvai, ir aš pats, tu neįeini, tu tiesiog pasiimi vaiką, ir kažkaip parveži ir paskui žiūrėk, tik po kokių 2 valandų namie, tu jau truputėlį atsigauni ir žiūri jau, kad esi tėtis, jau žiūrėk kažkaip jau taip, o jau laikas miegoti. Tai dar norėjome apie raudonas nosis irgi pasiklausti. Tai ką jūs ten veikėt, kaip atsidūrėt ir apskritai truputėlį savo patirties apie raudonas nosis? Tai, aš šitą veiklą ir pradėjau, vienas esu iš pradininkų šitos veiklos Lietuvoje, tai čia ir buvo, pradžioje tikrai labai, kaip sakyti, žinot, tokia, tai nebuvo, dabar jau visi žino ir tikrai tokia, respektabili ta organizacija, bet tuo metu tai buvo, labai. Čia prieš kiek metų buvo? Čia 15 metų jau tuoj, bus rugsėjo 6 bus 15 metų. Tai tuo metu, aišku, kai mes pradėjome, tai buvo, visiems labai keista. Kaip į tą ligoninę, kaip į tą, reiškia, kažkokį tai rimtą skausmo, operacijų, vaistų pasaulį, kur tikrai, rimti tie, žodžiu, dėdės, kaip dabar ateis tokie žaismingi, žaidimus atnešantis, žodžiu, klounai. Ir mums buvo, ar ne, truputėlį sudėtingai, ir visuomeniai reikėjo tą priprasti, ir ligoniniai, aišku, tą reikėjo priprasti. Kam nereikėjo priprasti, tai vaikam. Jiems nereikėjo priprasti, jie iš karto. Tai ta veikla, mes, tą veiklą, kai pradėjome, vykdyti, mes, reiškia, pamatė, kad, užsienio šalyse tai yra, ir tam tikri aktoriai, kai pradėjo tą daryti, tame tarpe, ir aš, mes, pradėjom tai iš viso net lygintinai daryti, tai buvo tiesiog tokia veikla savanoriška ir gavosi, kad mes grįždavom ir tokie gaudavo, nežinau, kaip superherojai jausdavomės. Tiesiog tai buvo taip prasminga ir gera, kad tu negalėjai, nežinau, tai atrodo visą dieną tau, žodžiu, tikrai. O kokia, sakykime, ta prasmė, tai kaip sakiau, ta visa erdvė yra tokia rimta ir į vaiką kartais žiūri, sako, tas su sulūžusi koja. Pacientas iš 6 palatos. Ten, kur, žodžiu, pilvo skausmai. Berniukas su pilvo skausmai. Ten mergaitė, ten, nežinau, ten su kažkokia, ten, žodžiu, migrena. Su sulūžus pirštų. Ir mažai, kaip sakant, kreipiamasi ten, iš viso, kad, už tos ligos, kad slypi vaikas. Asmenybė. O mes, žinot, nelabai ten mes išmanome, mes išmanome, kiek ten reikia, bet apie ten sulūžusias kojas ir toliau, bet ką mes išmanome, kad mes mokame sukurti tą akių kontaktą, mes mokame sukurti tą žaidimą, mes mokame, kad mes žinome tą, kad už kiekvienos tos ligos yra asmenybė, kuri nori žaisti, kuri paprasčiausiai tas vaikas, ar ten, pažiūrėjau, aš 3 metų dirbau tik onkologiniam skyriuje, ir kiekvieną savaitę tą onkologinį, ir tikrai tokia
žinot, sudėtinga ta atmosfera, tai nėra, kur atvažiavo įsigydė lūžusi pirštą, pabuvo 2 savaitę ir išvažiuos. Gal neišvažiuos. Tai ir ten, sakykime, didžiausiai kančioj, matydamas tuos vaikus, jie vis tiek pamatydavo, pamenu, ten mane ir atrodo dar tokių jėgų ir tos akys išsiplečia ir nori, žodžiu, kad prieitum, žaistum ir atrodo tada, nu, vat, nežinau, ten. O mamos, aišku, vat, tėčiai tą labai jaučia, kad tas vaikas tiesiog atsigauna ir jisai nori, žodžiu, gyventi. Nu, mes taip tikime, kad taip pat duoda jiems ir tos motyvacijos įveikti tą lygą, žodžiu. Bet žinokit, iš tikrųjų ne tik vaikam, aš esu susidūrus su raudonom nosim, kai gulėjau su vaikų ligoniniai. Ir aš net neįsivaizdavau, kad yra tokie žmonės ir kad yra tokia organizacija ir mes sėdėjom su vaiku ir aš be abejo labai liūdėjau, nes vaikas sirgo. Ir staiga atsisuku ir tas langelis ligoniniai ir ten klounai. Aš negalėjau patikėti, aš galvojau, kad nu, čia tikrai negali tai būti, kad ligoninėje atsirado klounai iš kažkur ir aš atsukau sūnus, ko pasižiūrėk. Ir man tiek jėgų davė tie klounai ir tos raudonos nosis ir to pozityvo ir tikrai tikėjimo, kad viskas bus gerai. Ir nu, mes tikrai taip žaismingai tą tokią natelę atsirado ir greitai pasveikom, tai tikrai faina. O kiek vaikui tuo metu buvo? Vaikų buvo apie 2 metus. 2 metus. Jo. Tai, nu, aš išduosiu tokią paslaptį, čia mes taip gal net nesakome, bet kartais mes, pavyzdžiui, tai einame, sakom, pas vaikus, bet kartais nueiname pas mamas, pas močiutės, pas tėčius, pas senelius, nu, žodžiu, kartais einame bet pas juos. Ir ypač jeigu, pavyzdžiui, vaikas yra mažiukas, jeigu tu, nu, iki 2 metų, čia vat ypač, tai jeigu tu taip ateisi, žodžiu, ir, žinot, labas, žodžiu, aš pas tave, jam bus per daug. Tai mes darom tokią taktiką, ir gal vat irgi tie klounai darė tokią taktiką, kad, reiškia, ėjo pas jūs, kad, nes jeigu mama laiminga, vaikas laimingas, iki 3 metų iš viso, tarsi yra, nu, žinot, ten nėra labai didelio skirtumo, žodžiu, tarp jų emocijų. Tai vat mes kartais tiesiog, kad jeigu vaikas iki 2 metų, mes stengiamės pralinksminti mamą, užmėgsti su ją ryšį, tada vaikas dažniausiai daro tokį žvilgsnį į mamą, mama juokiasi, mama jaučiasi gerai. Tada šitie, reiškia, nėra čia kažkokie banditai, žinai. Tada aš gal ir ten, pavyzdžiui, ten paimsiu, kad duosiu pirštą, ten duosiu labas ir duosiu 5, tada, žodžiu, bet tu turi svarbiausia, nu, žodžiu, sukurti ryšį su tėvais. Bet tikrai labai nuostabi iniciatyva tokiam. Dėkui. Tikrai. Ačiū labai, ačiū, kad pakalbinot. Tikrai puikus klausimai, tikiuosi bus naudinga. Mes irgi tam galvojam, kad tikrai bus naudinga. Ačiū, kad priminė tą žaismingumą įnešti tą kasdienybę, nes mes tikrai rutinoje išsisukom ir nesusimastom, kad iš tikrųjų tarp mūsų viskas sukasi ir tas žaismingumas labai svarbus. Tai viskas plojamės. Ačiū.